Sveiki, treneri, sveikinu su pergalė, jau su emocijos po pergalės. Tai nieko, gerai, kad liaudiškai šnekant pramušėm, reikėtų rungtynių, nes ir žiūrovai susirinkę iš tikrųjų nori pamatyti, sakykime, tą kitokį veidą, kitokį pergalę, sakykime, ar ne, ir ypač po tų skaudesnių pralaimėjimų pirmose rungtynėse dviejose. Tai iš tikrųjų ir kas svarbiausia, kad parodėm charakterį. Trečios rungtynės ir pagaliau pergalė, ar jaučiasi kokybinis šuolis nuo pirmų, antrų rungtynių? Taip, iš tikrųjų mes kaip ir turėjom jau, aš jau buvau kartojęs, sakiau, kad mes dabar tik esam pasiruošimo momente, tai su kiekvienom rungtynėm mes su Žalgiriu buvo tragedija, sakykime, su Kazlų jau geriau, o dabar su Tauragė dar geriau, bet dar yra daug potencialo, daug darbo, bet tą šuolį mes padarėm tokį neblogą ir užteko, atrodo, poros treniruočių ir aš manau, gal eisim vis toliau. Pirmavot ir 15 taškų, kas vis buvo, kad nepavyko užsidaryti lengviau pabaigoje? Esam tokia ir tą jauna šiek tiek komanda, Tauragė irgi turi tokį, kiek esu prieš ją žaidęs, sakykime, tai jie niekada nepasiduos, jie pradės žaisti fiziškai, jie pradės ir su jais negalim, nes ten jau net kovojam kamuolių, jie ten graibė kamuolius puolime vieną po kitu, tai džiaugiuosi, kad galiausiai parodėm charakterį. Čia nesmė yra kiek pataikiai, kiek atkovoja, bet kažkas svarbiausia tai yra charakteris, kas mano nuomonė yra pirmiausia. O tų bangų per rungtynės visada bus. Čia gali geriausias formas ateiti. Paulius Tamoliūnas buvo registruotas, nežaidė, čia toks ir buvo planas jį pažiūrėti, ar jis gali žaisti ar ne? Jo, jisai sportuoja, bet žinot, sakiau, kad Tauragė yra labai fiziška, tai dar šiek tiek tas, sakykime, gal tas baimės, tiesiog pasaugojo, kadangi tos rotacijos turėjom, tai nereikėjo naudoti. Ir šiaip ir nelabai ir planavau naudoti, tiesiog apšilvinėjau kaip tiesiog metimai, žinot, vietoj treniruotės.